ima maksimalnih ponovo plus 7. I već je Neptunac postigao 22 poena. Arlauskui, Martynas Arlauskas iš toli, atlis šeimininkai, Beručka taip pat, krepšį atakuoja netaikliai, Artisatė. Ima kamuolį ir vėl greitajame puolime Martynas Arlauskas, kurią pavyko svečiams turėti šio vakaro rungtynės. Jarumbauskas pamato Martyną Arlausko ir šis atsako turėtų prisimti besiginantis krepšininkai. Tokio laisvo negalima. Metimas prašo pražangos, jos nebuvo ir čia nieko nepavyksta susikurti. Jarumbauskas Arlauskui. Tikslus turėtų. Ne patį geriausią metimą išmetė, bet atkovoja kamuolį Pasvalys. Arlauskas įsibėgėja. Wow! Nekeičia gynybos sistemos Palangiškiai, išsirikiavę aikštę. Arlauskas žaidžia prieš Šunkauską, arčiau krepšio braunasi Martynas ir trumpai Pasvalio komandoje ir atstovavęs Šiauliams. Arlauskas prasiveržia. Danisevičius jau 10 rezultatyvių perdavimų. Furmanavičius Stebas nieko nelaukia, šveičia tritaškį. Arlauskas 3 taškus. Jarumbauskas surado Martyną. Investuok į save ir nekreipki niekada dėmesio, tik tai krepšinį. Būtent Arlausko reidas. Atrado savo derlingą medžioklės plotą ir būtent ten ir užbaiginėjo. Romančenka su 17 pelnytų taškų. Arlausko prasiveržimas, perdavimas Johnsonui. Arlauskas. Jo reidas krepšio. Na vėl tokie neatsargus perdavimai. Arlauskas suklaidino varžymą. Arlauskas po krepšio kuo prispaudė varžovą prie galinės linijos, bet kamulio Kėdainiai nenusiema ir čia Marcinkevičius atsidūrė atakos smaigalyje. Jo 2 taškai iš po krepšio Martynas. Perdavimo Watsonas, Jarumbauskas tik dar atsisukęs, pažiūrėjo į trenerį. O dabar pats tęsti dabar. Jesilionio auklėtiniai. Arlauskas įsibėgėja. O ir meta gana dažnai Watermanas. Arlauskas 2+2 pajus žaidimo ritmo. Maiklas Gyusas kol kas nelabai dar turėjo progos įsivažiuoti, kalbėjo apie tas jo pražangas. Iki trečio kėlinio pabaigos Žalgirio fanai prabudo. Martina! Orelik, 10 njegovih koševa, vrlo brzo ponovno bježi i radi seriju 7-0, ali... Jonas. Du varžovų įdvigubinama gynyba ir perimtas kamuolys. Arlauskas greitoje atakoje ir pirmos. Arlauskas veržiasi į dešinę pusę ir jo perdavimas Johnsonui. Taškai krepšyje, nors vėl Poliukėnas gerą progą sukūrė komandos draugui. Greita